Sveiki, čia aš Vėjas, na ir šiandien atėjo laikas žaisti dar vieną siaubo žaidimą. Resident Evil Biohazard. Pasirodo, juodosios skylės nėra amžinos. Aišku, kas be ko traukia materiją ir labai sunku įsivaizduoti, kas dedasi viduje juodosios skylės. Vitaminas D yra riebaluose tirpstantis reikalas. Ir yra skirtingų vitaminų, kurie yra arba water soluble, arba fat soluble. Kaip čia pasakyti, vitaminas D yra steroidinis hormonas, labai reikalingas, praktiškai atsakingas. Sveiki, čia aš Vėjavaikis. Klausimas būtų, okei, tu turi nerealiai sąmonę turinti, nerealiai tobulą, žymiai tobulesnį už žmogų dirbtinį intelektą, nu ir aišku, gal kokį bioninį kūną ar kažką tokio. Ir ar didesnė nuodėmė būtų, sakykim, jį nužudyti, jeigu reikėtų rinktis tarp jo ir tarp žmogaus. Ir ar jų Shut the fuck up! No one cares about your robot fanfiction. Fucking robots. Don't give a fuck about no robots. They ain't got no soul. Redukcionistiškai šnekant, kažkokius bežionės. Boom, motherfucker. Why are we still here? Just to suffer. Every night, I can feel my leg. My arm, even my fingers, the body I've lost. Įsivaizduokit, jeigu dirbtinis intelektas turi sąmonę ir viską, džiaugsmą, meilę, ką tik nori, gali patirti dar tiek kartų giliau, kiek mes tai galime patirti, palyginti su skruzdėlėmis ir panašiai. Robots have learnt to walk, carry heavy objects across difficult terrains, and even withstand bullying to achieve key tasks. As long as it takes. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Tu niekaip negali žinoti, ar tu sukūręs kažkokią mašiną, kažkokį dirbtinį intelektą, ar save vairuojančią mašiną ir panašiai, niekaip negali žinoti, ar jinai yra sąmoninga. Sveiki, čia aš Vėjavaikis.